O jeigu tarkim, kai mes mirštame ir trumpai akimirkai pamatome šviesą tunelio gale, ta šviesa sklinda iš kitos ligoninės palatos šviesos, iš ten, kur gimėme ir vienintelė priežastis, kodėl mes verkiame gimstant yra, nes prisimename tą trumpą dalį iš praėjusio gyvenimo, kai mirėme ir viską praradome, kas buvo svarbu, ir kai augame mes tiesiog užmirštame savo ankstesnį gyvenimą ir koncentruojamės į dabartinį, bet mūsų atmintyse vis tiek išlieka labai mažyčiai prisiminimų lopinėliai, kurie sukelia vadinamą dežavų jausmą. Mūsų atmintis yra nepaprasta, ji leidžia mums prisiminti gerus ir blogus dalykus ir padėti mums suprasti viską, kas mus supa aplink, išsaugant detalės ir įvykius, kuriuos vėliau galime peržiūrėti savo atmintyje. Tai labai svarbus gebėjimas, be kurio negalėtume suprasti, kas, kaip ir kada. Bet kaip apie prisiminimus, kurie niekada neįvyko? Tikriausiai visi jautėte tą nepažintą jausmą, kai atrodo tu tiesioginė prasme buvai kažkur ir darei tą patį tiksliai su tais pačiais žmonėmis, toje pačioje situacijoje. Tie patys žodžiai, šviesa, garsai, viskas. Bandote išlaikyti keistą, bet pažįstamą jausmą, kad pabandytumėte jį suprasti, pastebėtumėte kažką, kas galbūt galėtų tai paaiškinti, kas tai sukelia, bet jūsų pastangos yra bevaisės. Tai dingo kaip sapnas, kurio negalite prisiminti ryškiai, nes to jausmo jau nebėra. Tai buvo čia pat, tu žinai, kad tu tai turėjai, bet prieš suprantant, ką tik pajautei, pažinimas dingsta į orą ir staiga vėl gyvenimas grįžta į normalų režimą. Sveiki atvykę į dežavų pasaulį. Terminas dežavu reiškia jau matytą ar jaustą, panašaus įvykio pasikartojimą. Dauguma iš mūsų tai apibūdina kaip nepaprastą jausmą, kad išgyvenama akimirka jau įvyko anksčiau, nors žinote, kad tikriausiai taip nėra. Tai dažnas reiškinys, kai net 70% gyventojų yra patyrę tam tikrų formų dežavu, bet tai sudėtinga, turint omenyje, kad dežavu toks neaiškus ir abstraktus. Tačiau galima tikėtis, kad apie tai sužinosime daugiau, ir tikrai esama sutarimo dėl galimų teorijų, tačiau galutiniai paaiškinimai, kaip ir pats reiškinys, išlieka nesuvokiami. Dežavų jausmas išlieka apsuptas paslapčių ir net paranormalių interpretacijų, nes tai trumpalaikis ir netikėtas jausmas, tačiau būtent šie tie patys dalykai mus intriguoja, dėl kurių taip sunku aiškintis, kas tai. Yra daug skirtingų teorijų, kodėl dežavu iš tikrųjų vyksta. Faktiškai jų buvo daugiau nei 30. Nors jie visi yra skirtingi ir konkretūs, kyla klausimas, ar dauguma mūsų dežavu patirties iš tikrųjų yra kelių šių skirtingų tipų derinys. Tuo pačiu metu dežavu buvo gana tikėtinas skėtinis terminas, apibūdinantis bet kokį šių patyrimų derinį. Šie išgyvenimai gali būti trumpi, vidutiniai arba ilgalaikiai ir skiriasi nuo to, ką būtų galima pavadinti anomaliu pažinimu, pavyzdžiui, kai pamatai, kad kieno nors veidas yra pažįstamas, bet negali visiškai prisiminti, kokioje vietoje tai matei ir iš kur juos pažįsti. Iš tikrųjų, dežavu patirtis gali būti įtraukta į pažinimo spektrą, kurio tolimiausia dalis yra kliedesiniai klaidingo atpažinimo sindromai. Tokie sindromai, kaip Capgras kliedesys, patenka į šią kategoriją, kai pacientai mano, kad artimuosius pakeitė apsimetėliai, kurie atrodo panašiai. Kitaip tariant, jie randa nežinomybę pažįstamume, tai yra visiškai priešinga dežavu. Sakoma, kad Capgras kliedesys yra psichikos sutrikimas su tam tikrų paaiškinimu, kuris yra už dežavų jausmo paaiškinimo. Pereikime prie to, kad mokslininkai daug kartų bandė atkurti dežavų laboratorijose su mišriomis medžiagomis. Sėkmingame 2006 metų tyrime mokslininkai pirmą kartą sukūrė paprastą atmintį pacientams, kuriems buvo taikoma hipnozė. Pavyzdžiui, žaidžiant žaidimą arba žiūrint į spausdintą žodį tam tikrą spalvą. Tada skirtingose grupėse pacientams buvo pasiūlyta pamiršti arba prisiminti tą dalyką, kuris vėliau galėjo suaktyvinti dežavų jausmą, kai jie susidurdavo su žaidimu ar žodžiu. Kiti bandė sukelti dežavų naudodamiesi virtualią realybę. Vienas tyrimas parodė, kad dalyviai pranešė apie dežavų jausmą judėdami per Sims vaizdo žaidimą, kai viena scena buvo tikslingai sukurta ir erdviškai susieta su kita. Pavyzdžiui, virtualus sodas buvo pakeistas šiukšlių krūvomis, kad būtų sukurtas šiukšlynas su tokiu pačiu sodo išplanavimu.
Šių eksperimentų sėkmė, kuriant tam tikrus dežavų potyrius, paskatino mokslininkus teigti, kad dežavų yra tebesantis atminties reiškinys. Plačiausiai priimtas paaiškinimas, panašiai kaip žodis gali būti ant liežuvio galo, dežavų patirtis gali būti prisiminimas mūsų proto gale, bet ne visai prieinamas, kai susidurime su situacija panašia į tikrąją, bet mes negalime iki galo to prisiminti. Mūsų smegenys atpažįsta panašumus tarp mūsų dabartinės ir buvusios patirties, mes pasiliekame pažįstamų jausmų, kurių negalime tiksliai patvirtinti. Be šio gana bendro paaiškinimo yra daug kitų teorijų, kurios bando paaiškinti, kodėl mūsų atmintis gali taip blogai veikti. Kai kurie sako, kad tai panašu į mūsų smegenų trumpąjį sujungimą, dėl kurio atsiranda ilgalaikė ir trumpalaikė atmintis. Kur švelni informacija patenka tiesiai į ilgalaikę atmintį, užuot sustojusi trumpalaikės atminties banke. Viename tyrime buvo naudojamas MRI. Kad nuskaitytų 21 dalyvio smegenis, kai jie patyrė laboratorijos sukeltą dežavų. Smegenys dalyvaujančios atmintyje, pavyzdžiui, hipokampas, nebuvo suaktyvintos, kaip tikėtumėmės, jei jausmas būtų susijęs su klaidinga atmintimi. Mokslininkai nustatė, kad aktyviosios smegenų sritys buvo tos, kurios dalyvavo priimant sprendimus. Jie interpretuoja šį rezultatą kaip, kad dežavų gali atsirasti dėl to, kad mūsų smegenys dalyvauja sprendžiant konfliktus. Kitaip sakant, mūsų smegenys gali tikrinti mūsų prisiminimus ir ieškoti konfliktų tarp to, ką manome, kad patyrėme, ir to, kas iš tikrųjų atsitiko mums, kai mūsų smegenys šaudo į visus cilindrus pažįstamoje aplinkoje ir įprastoje rutinoje, kurią jos dažnai kartoja. Nesunku vadovautis pažįstamu to, ką matome, jausmu ir skenuoti atmintį, kol galime prisiminti atminties kilmę. Bet tampa sudėtinga, kai mūsų smegenys yra pavargusios, patiria stresą, nerimą ar apsuptą nepažįstamų dalykų. Joms gali būti sunku perskaityti pakankamai gerai viską, su kuo buvo susidūrusios, kad išspręstų konfliktą, o mes pradedame jausti intensyvų pažįstamumo jausmą, kurį sukelia dalykai, primenantys tai, ką patyrėme anksčiau. Tai gali būti tam tikra puodelių ar knygų konfigūracija ant stalo, tam tikros krypties gatvė, kur atrodytų, kad yra pažįstamas šviesoforas tam tikroje padėtyje, nesugebant išsiaiškinti, kodėl tai taip pažįstama. Smegenys visada ieškos lengvesnio kelio, tiesiog nusprendžiant, kad aiškiai čia buvo ir tai darė anksčiau. Ir yra pakankamai patenkintos šiuo paaiškinimu, todėl nesivargina tirti toliau. Suvokimo padalijimo teorija nurodo, kad dežavu yra tada, kai kažką matome du skirtingus kartus ir pirmą kartą tiesiog netinkamai atkreipiame dėmesį. Matyt, kuo labiau esame išsiblaškę, tuo didesnė tikimybė, kad patirsime dežavu. Jei mus blaško kažkas kita ir neįsisaviname visos turimos informacijos apie mus, mūsų suvokimas gali būti padalytas į dvi dalis, o ne į vieną. Iš esmės mūsų smegenys prisimena ankstesnį suvokimą, net jei to nepadarėme. Tai gali šiek tiek supainioti mūsų hipokampą, svarbę dalį atminties apdorojimui ir navigacijai, ir taip sukelti staigų jausmą, kurį jautėme anksčiau, bet patirtis iš tikrųjų įvyko. Taip, jūs išgirdote teisingai. Tačiau mažai tikėtina, kad kartais tai gali pasirodyti, kad pajautėte dežavų, bet tai iš tikrųjų gali būti ne dežavų. Pažįstamas jausmas gali įvykti, nes jūs iš tikrųjų turėjote tą pačią patirtį praeityje, bet tiesiog to neprisimenate. Tyrimai parodė, kad dežavų dažnai gali būti susijęs su dalykais, kuriuos matėte ir padarėte, net jei to neprisimenate erdvinėme suvokime. Panašus vietų išdėstymas gali sukelti jausmą, net jei tos dvi vietos atrodo visiškai nepanašios, todėl Simsų eksperimentas iš anksčiau iš tikrųjų veikė. Arba gal jūs tiesiog turite dominuojančią akį. Dauguma žmonių tokią turi ir matyt, tai taip pat gali prisidėti prie dežavų jausmo. Jei stipresnė akis siunčia informaciją pasąmoniai, kol abi akys susifokusuoja ir užregistruoja įvesti kaip sąmoningą patirtį, jūsų smegenys siunčia pranešimą, kad praneštumėte, kad tai jau matėte. Bet taip vyksta tik per nanosekundės akimirką ir vėlgi tai nepaaiškina įvairesnių dežavų formų, kai mažiau kalbama apie regėjimą, o daugiau apie patirtį. Ryšys, galintis visą tai susieti, yra sąmonė.
Viena iš naujausių teorijų, kuria siekiama paaiškinti sąmonę, yra susijusi su smegenų informacijos apdorojimu, o mūsų patirtis susijusi su tuo procesu. Ji kalba apie pacientę turinčią smegenų pusrutulio aplaidumą atsiradusi dėl insulto. Pacientė beveik prarado suvokimą vienoje kūno pusėje, tačiau ji sugebėjo apdoroti detalės apie vaizdus su nepaveikta pusė, net nesuvokdama, kad juos mato. Ką tai mums sako, kad daug kas gali vykti aplink mus, kai mes to net nežinome. O gal tai tik matricos gedimas? Suprantu, kad tai skamba kaip mokslinė fantastika, bet jei įsivaizduojate, kad galime būti imituotoje visatoje, tuomet nesunku įsivaizduoti, kad kažkas panašaus į dežavu gali būti matricos gedimas. Gali būti, kad šie keistai gražūs atvejai yra kodo klaidos, kai kompiuterio rezultatai yra tiesiog sujaukiami, kai norima kai kuriems žaidėjams pailginti laiko juostą prieš jam greitai pasitaisant. Primenu, kad tai vyksta nanosekundės reikale. Kad ir kokia keista atrodo ši teorija, bet kitoje pažinimo spektro pusėje iš tikrųjų yra nukrypstama. Pacientai turintys retą Capgras kliedesių variantą pranešė, kad jaučiasi, jog laikas buvo iškreiptas arba pakeistas. Teoriškai panašus nukrypimas taip pat gali sukelti dežavu, bet dabar sunku paneigti daugybę skirtingų paaiškinimų, tačiau galutinio atsakymo nebuvimas palieka reiškinį atvirą svetimoms teorijoms. Ir atsižvelgiant į mūsų požiūrį, sunku jas atmesti. Visiškai, kad ir kaip keistai jie atrodytų kaip ir įprastas dežavu, daugelis teigia, kad taip pat turi prekognityvinės dežavu patirties, turinčios žinių apie tai, kas dar neįvyko. Pavyzdžiui, aš žinojau, ką jis pasakys prieš tai pasakydamas, arba staiga supratau, ką jį manė. Istorijoje yra pilna žmonių, kurie pranešė apie intuityvias nuojautas ir numatymus, kurie vėliau buvo patvirtinti kaip tikslus, o didžioji dalis to paaiškinama klaidingais kasdieniais padariniais, tokiais kaip atsitiktinumais, atrankinės atminties konfabuliacijomis ar net apgaulės interpretacijomis. Tačiau klausimas išlieka, ar visais atvejais akivaizdus išankstinis žinojimas turi būti paaiškintas tokiu būdu. Tai atrodo kaip įmanomas žvilgsnis į ateitį, o gal tai net nėra taip toli. Nors šis konkretus paaiškinimas nėra psichikos pobūdžio, naujas požiūris į atmintį sparčiai populiarėja ir siūlo, kad atminties prisitaikymo tikslas yra ne tiek leisti mums sąmoningai prisiminti savo praeitį, bet padėti mums orientuotis į ateitį. Arba tiesiog leidžia mums žinoti, ką daryti toliau arba kaip reaguoti situacijose. Jų teigimu galbūt prisiminimai tik treniruoja mūsų smegenis ateičiai. Dežavu, atrodo, yra stipriai susijęs su atmintimi, todėl galbūt jis tarnauja panašiam tikslui. Jei tai sukelia nepamenamas palaidotas prisiminimas, tuomet taip pat gali būti, kad lydintis jausmas, kas nutiks ateityje, gali kilti iš tos pačios palaidotos atminties. Jau minėjau, kad tyrėjai bandė ir jiems pavyko sukurti dežavu jausmą laboratorijoje. Kitas būdas sukurti dežavu pojūtį yra implantuoti klaidingus prisiminimus. Kas iš tikrųjų yra stebėtinai lengva, nes vos pasiūlius kažkokį tam tikrą variantą, žmonės prisimins konkretų prisiminimą, kai tarkime vaikystėje buvo pasiklydę prekybos centre ir jį ar ją rado maloni sena ponė, nors giminaičiai patvirtintų, kad tai niekada nebuvo įvykę. Ši dežavu forma būtų panaši į jausmą, kai negalime atskirti sapno ir to, kas iš tikrųjų atsitiko. Kai kurie mokslininkai teigia, kad dežavu tikrai yra susijęs su klaidinga atmintimi ta prasme, kad tai yra atminties disociacijos rūšis, tai atskiria tikrovę nuo jūsų atminties. Taip pat galite trumpam įvardinti ką nors kaip objektą ar pavyzdžiui, pastatyti paveikslą ir panašiai, tada leisti jiems grįžti ir įsisavinti lėčiau, sukurdami tikrąją atmintį, kurios smegenys galbūt negalės užfiksuoti. Tyrėjams pasisekė naudojant tokio tipo indukciją, kai dalyviams sekundės dalį buvo rodomi žodžiai arba veidai, o po to rodant žmonėms tą patį tik ilgesnį laiką, atsirado dežavu jausmas. Bet tai gana dirbtinis ir galbūt ne visai atitinka spontanišką pojūtį, kuris atsiranda su dežavu realiame gyvenime. Aš taip pat manau, kad pojūtis yra labiau intriguojantis, kai tai yra jūsų gyvenimo akimirkos, kurias matėte ar patyrėte anksčiau, o ne įterpti žodžiai ar paveikslėliai. Negalime visiškai pasikliauti šių eksperimentų rezultatais ir galbūt pažinimo jausmas nėra tik pažįstamų objektų matymo šalutinis produktas, vien jausmas neegzistuojantis praeityje. Ačiū, kad žiūrėjote.
Kaip ir visada, jeigu peržiūrėjote vaizdo įrašą iki galo, paspauskite like, paprenumeruokite mano kanalą, palikite komentarą žemiau ir susimatysime kitame video. Iki sekančio karto.